10 uždavinys, paskutinis testinis. Na ir šiek tiek gal jau toks įdomesnis, bet iš tiesų taip pat nelabai sudėtingas uždavinys. Čia, kaip matome, turime kubinę šaknį, jos pošaknyje turime dar vieną kubinę šaknį. Ir, kaip matome, atsakymai, žinoma, yra pateikti laipsniais, kurių rodiklis yra racionalus skaičius. Tai, kaip žinome, mes visas šaknis galime būtent ir užrašyti kaip laipsnio racionaliuoju rodikliu. Tai greičiausiai, kad mums turbūt paprasčiausias būtų šito uždavinio sprendimas toks, jog būtent ir pamėginkime iš karto užsirašyti šitą duotą reiškinį, būtent laipsnių. Keliais tai yra, laipsnių kažkokia tai išraiška ir ją būtent persitvarkyti. Tai žinome, jo kubinė šaknis, tai ją atitinka laipsnis 1/3. Tai reiškia, kad mes turime ką? Pirmiausia, galim žiūrėti, tarkim, į pošaknį. Ne? Tai pošaknyje turime kubinę šaknį iš 2017. Tai mes tą galime tiesiog parašyti kaip 2017 pakelta laipsnių 1/3. Taip? Ir dar matome, kad yra padauginta iš 2017, tą čia ir parašom. Padauginta dar iš 2017. Ir visas šitas reiškinys, iš šito viso reiškinio taip pat yra traukiama kubinė šaknis. Tai ir visą šitą reiškinį mes taip pat pakeliame dar laipsnio rodikliu 1/3, nes vėl turime kubinę šaknį. Čia, žinoma, buvo galima galbūt galvoti, ar tas trejetas galbūt yra kaip laipsnio rodiklis prie 2017, bet, žinoma, galėjo būti tas didesnis šiek tiek tarpelis, bet, aš manau, kad tikrai čia turėjo omeny kubinę šaknį. Taigi. O dabar, ką čia beliko persitvarkyti ir čia jau reikia, žinoma, tokiu atveju taikyti laipsnių savybės. Tai čia, žinome, jeigu, aišku, nėra užrašyta jokio laipsnio, tai mes tiesiog galime, tarkim, užsirašyti, kad čia yra vienetas. O tada, kai mes laipsnius dauginame, tai jų rodikliai sudedami. Tai 1 + 1/3 bus 4/3. Tokiu atveju jau mes turime 2017 pakeltą laipsnių 4/3 ir dar visą tai mes keliame 1/3. O čia, kai laipsnis keliamas laipsniu, mes laipsnio rodiklius sudauginame. Taigi, gauname 2017 pakeltą laipsnio rodikliu, kuris lygus 4/9. Tai čia matome, kad mums tinka atsakymas C.